Sveiki draugai, šiandien apžvelkime vieną iš Metal Time konstruktorių, Grand Prix Falcon. Tai būtent konstruktorius, kuris primena Formulės 1 bolidą. Ir pažiūrėkim, kas dėžutės viduje. Pirmiausia, pačią dėžutę galime matyti, kuri yra plona. Ant išorės iš karto informacija 192 detalių, apie 12 valandų surinkimo, nuo 14 metų amžiaus rekomenduojamas sudėtingumas, numeriai, prekės, matmenys, parodyta taip pat ženklas, kurį svarbu žiūrėti, kad instrumentai, pirštinės, gildė yra viduje, klijai nereikalingi. Iki 3 metų nerekomenduojama, žinoma, ir visi kiti sertifikavimo ženklai, bei kad produktas sukurtas Ukrainoje, pagamintas Kinijoje. Taigi, pažiūrėkime, kas viduje. Taip, pirmiausia, turime instrukciją. Taip, tai čia visas sąrašas detalių, kas yra viduje. Galima iš pat pradžių išsipakavus visada rekomenduojama susitikrinti pagal šitą sąrašą, kad viskas būtų komplektacija tvarkinga. Ir tada instrukcija. Tokia pusiau spalvota, įdomu, schematinė. Primena šiek tiek 3D puzzlo galbūt instrukcija. Bet panašu, kad čia ir krumpliaračių, ir visokios kitos įrangos nemažai. Tai visai įdomus rinkinys. Taip, instrukciją dedame į šalį. Toliau, taip, ką čia turime? Tai čia reiškia, turime visas detalės, jeigu matosi. Tai toksai armonika padaryta ir jos viduje po vieną lakštą dalių. Ištrauksim vieną lakštą. Pakankamai sveria ir metalas yra šiek tiek storesnis negu fotoėsdintos detalės, bet atrodo labai gražiai ir tvarkingai padaryta. Taip, 1, 2, 3, 4 lakštai iš viso šiame modelyje. Ir netgi sakyčiau, kad jie netgi skiriasi storio kiekvienas pritaikytas. Taip, ką čia turime? Dėžutė. Pats pirmą kartą atidarinėjau šitą, tai irgi nežinau, kas čia yra viduje. Replytės. Iš karto įdėtos replytės, kurios reikalingos šitų visų detalių sulenkimai. Labai nedidelės. Įdomiai. Taip, replytės. Kas toliau? Dildė. Metalai. Tai kaip ir deimantiniai, gal ne, bet taip. Turime pirštinės, nes galim iškart pasimatuoti. Gal nereikėjo netgi liesti. Nes dirbant su šitais metaliniam dalim visada labai yra tikimybė įsipjauti ar susižeisti. Dėl to yra įdėtos iškart į komplektą pirštinės darbai su šiomis detalėmis. Taip, turime guminės padangas. Turime 6 priekinės padangas. Šitos 2 galinės platesnės, kaip įsivaizduoju. Bet čia reikės instrukcijų žiūrėti, gal čia kažkaip kitaip naudojamos jos. Gal susijungia kelios. Taip, tai turim padangas. Čia tokia guma, bet tokia gan minkšta, malonė guma. Ką čia turime? Turime labai daug lipdukų. Čia reiškia visi šios kompanijos išleisti modeliai greičiausiai. Ir tų modelių lipdukai yra. Tai, kas turite mažų vaikų, tai jiem šitas priedas dovanėlį į modelį įdėta tikrai labai patiks.
O čia dar turime servetėlę. Tai jau surinkto modelio nublizginimui, nes yra nerūdijančio plieno detalės, bet jos nuo pirštų ant spaudų lieka žymės, tai vat jas nuvalyti įdėta va šitą servetėlę. Labai gerai. O čia turime visus krumpliaračius, kurie yra išlieti jau vis pilnai iš metalo detalės. Tikrai atrodo tvirtos ir visa kita. Čia dėl to, kad šis modelis yra veikiantis, jis turi, kaip suprantu, šitą būtent sprendziną. Tai yra kažkoks tai... Reikia pagalbos ištraukti. Ir šis mechanizmas turbūt kažką tai ir aktyvuoja būtent šitos sprenzinus. Ir dar gaunate netgi dovanų, kaip šitas vadinasi, aksesuaras į savo drabužį įsisegti kaip simbolis. Labai daug fainų smulkmenų įdėta, apie kurias, sakykime, kurios net neįsivaizduoja, kad yra jos. Tai va, tai būtent kiek ir norėjome parodyti. Dėžutės sudėtis labai įdomi. Sudėt atgal, sudėdam pirštinės. Labai įdomus modelis. Įdomi komplektacija. Nesulaukiu, kada galėsiu jį surinkti. Sekite naujienas.